Labas vakaras. Bauginantis laiškai, žinutė su grasinimais, o sykį ir nedviprasmiškas pranešimas – sušaudysim. Du mažus vaikus auginančiai Kauno mero šeimai jau nesykį teko kreiptis į policiją. Neparankus, nesukalbamas, o gal nekenčiamas vien todėl, kad dalyvauja politikoje. Kas ir už ką terorizuoja Andriaus Kupčinsko šeimą? Gražus būstas, puikiai sutvarkyta aplinka ir vos ne iki mero namų slenksčio nepriekaištingai išlygintos gatvės. Toks vaizdelis vis dar labai dažnas Lietuvoje. Tačiau kviesdamas į svečius, Kauno vadovas Andrius Kupčinskas su žmona Jurgita mus iš karto įspėja. Jų namuose nei prabangos, nei išskirtinių gyvenimo sąlygų neišvysime. 4 metus laikinai sostiniai vadovaujantis vyras pelnytai yra vadinamas ne tik pačiu jauniausiu, bet ir pačiu neturtingiausiu Kauno meru. Prieš gerą 10 metų už banko paskolą įsigytas 2 kambarių butas viename iš miegamųjų Kauno rajonų, vienintelis materialus turtas, kurį turi Kupčinskai. Tačiau garsioji pora tokios savo buities visai nesigėdija. Nebuvo tada lėšų, reikėjo galimybių samdyti, tai teko daug labai darbų padaryti patiems ir tapetus klijuoti, ir parketą šlifuoti. Aš galiu pasakyti, kad tikrai labai daug darbų teko padaryti. Gal mes išgyvendinsim tokią nuostatą Lietuvoje, kad ta prasme, valdininkai, tarnautojai, politikai, jų pajamos yra aiškios ir deklaruojamos ir visa kita. Tai tie turtaigi ne iš atlyginimų gali atsirasti. Aš kaip tik bandau paneigti tos stereotipus, kaip jūs sakote, kad meras tai būtinai milijonierius ar būtinai vagis. Tai gyvų pavyzdžių bandau, kaip sakyti, liudyti ir paneigti tą. Iš garsios Kauno inteligentų giminės kilęs Andrius Kupčinskas meru tapo vos 32 ir jo jaunystė bei patirties trūkumas ilgai buvo įvardėjami kaip didžiausia miesto vadovo yda. Tačiau rimtai iššūkį priėmęs Kauno meras tik gerokai vėliau suprato, kodėl jo kolegos primiktinai atkalbinėjo nuo šio solidaus posto. Ir svarbiausia priežastis ne ta, kad miesto valdymas Andriui Kupčinskui teko sunkiu ekonominės krizės pradžios laiku. Buvo tikrai labai daug atkalbinėjusių, kad tu dar jaunas, dar turėsi perspektyvą, dar turėsi galimybių, dar nesiaukok, nesižudyk, neik į tą mero poziciją ir taip toliau. Kažkaip pas mumis visuomenėje gal toks klijuojamas stereotipas ar etiketė, kad politika tai jau absoliutus blogis. Tai, sakau, aš dar kartą noriu pasakyti, kad ir savo pavyzdžių įrodyti, kad politika nėra toks sudėtingas, nesuvokiamas ar purvinas dalykas. Gyvenimas tuomet, kai Andrius Kupčinskas užėmė svarbiausiąją miesto valdžios kėdę, bent jau iš pradžių šiuose namuose nelabai pasikeitė. Sūnus Jokūbas ir dukra Gertrūda lankė eilinius darželius ir mokyklas, o mero žmona drabužius ir maistą pirko tose pačiose parduotuvėse. Tiesa, poros kaimynai ir pažįstami akylai stebėjo, kadagi Kupčinskai pagaliau praturtės, ims važinėti geresnėmis mašinomis ar įsikraustys gyventi į prabangesnį būstą, kol galiausiai nesulaukę ėmė garsiai stebėtis. Kai kurie gal net nežino, kokia yra mero alga. Bet aš buvau neseniai klasės susitikime ir viena klasiokė man bandė pasakyti, kad jūs gal dabar visai ten taip jau ir neblogai. Ir aš kai pasakiau, kokia yra alga, jinai maloniai buvo nustebinta. Niekad nekvaršinau galvos, sakykime, kad tenai meras uždirba 3-4 tūkstančius, sakykime. Aišku, ten visiems buvo mažinamos tos algos ir taip toliau. Tai aš suprantu, kad lygiai taip pat visi turim solidarizuotis ir savivaldybė nėra verslo įstaiga, kad ten, sakykime, kad tu atėjai ten daryti kažkokį biznį. Tapę pirmąją Kauno porą, Kupčinskai sako tikrai nesitikėję lengvesnio ar finansiškai stabilesnio gyvenimo. Tačiau neįsivaizdavo ir to, kad būtent jie, rodos, niekam piktą nepadarė ir nelinkėję, taps naujų neapykantos taikiniu. Jurgita ir Andrius jau spėjo įsitikinti. Nors nėra jokių paaiškinamų priežasčių, lietuviai tiesiog nekenčia valdžios. Iš pradžių piktais komentarais ir grasinimais internete vanota Kauno pora labai nustebo, kai po kurio laiko pikti laiškai ėmė plaukti ne į savivaldybę, o tiesiai į jų namus. Gaunam tokius piktus kokius nors laiškus anoniminius. Šiaip būna nedažniausiai, tai buvo porą kartų nemalonu, kai tu gauni pašto dėžutį kažkokį laišką ir įsidėtas ne iš pašto atsiųstas, o įdėtas tiesiai į pašto dėžutę. Tai tokiu metu labai nesaugiai pasijauti, kad kiekvienas gali ateiti, įdėti,
grasinti, linkėti ten kažkokių. Man svarbiausia, kaip sakyt, kai tie grasinimai nukreipti prieš šeimą. Tai tikrai tokių neketinu palikti be žinios ir jau kelis kartus ir pati žmona ir aš, kai esame kreipęsi į atitinkamas institucijas, nes antraip tai įsivyraus visiškas teisinės nebaudžiamumas ir nihilizmas. Įžeidinėjimai, grasinimai, pikti linkėjimai. Jurgita Kupčinskienė neslepia. Iš pradžių gyvenimas padidinto dėmesio zonoje jai buvo tiesiog nemalonus. Tačiau vieną dieną, kai internete buvo paskelbti jos asmeniniai duomenys ir paminėti vaikai, kilo didelė panika. Kupčinskai suprato, nežinia už ką keršto planus kurpiantis žmogus juos puikiai pažįsta. Tai buvo grasinimas sušaudyti, pačiam straipsnėje nebuvo minima mano vardas, o komentarė buvo vardas ir vaikai paliesti, tai aišku įsižeidžiu dėl to, kad vaikus palietė, o kita pusė buvo labai smalsu, kas rašo komentarą, žinodamas vardą. Padedant policijai, Andrius Kupčinskas labai greitai išsiaiškino savo priešus. Ir tai, rodos, turėjo nuraminti jo žmoną Jurgitą, bet moteris susimena. Šiurpą ir nerimą keliančių situacijų pasitaiko iki šiol. Vyras jai nesykį užsiminė, jog jaučiasi stebimas, šantažuojamas ar netgi sekamas. Gyvenime buvo keli etapai, kai buvo didžiulė įtampa, bet tai priklausė nuo poros, tai buvo tokie, viena buvo praeitą kadenciją, kai miestą turėjo ateiti Rubikonas ir buvo Andrius vienas iš tų, kur neįsileido, tai buvo grasinimai. Ne taip, bet buvo pasakyta, kad netokius sutvarkėm ir tave sutvarkysim. Per 3,5 metų Kauno merui teko išmokti ne vieną skaudžią viešumo pamoką. Andrius Kupčinskas buvo priverstas susitaikyti ir su tuo, kad į dienos šviesą buvo išvilktos netgi labai senos nuodėmės. Štai žurnalistai su pasimėgavimu narpliojo pikantišką istoriją. Kai dar nebūdamas Kauno meru, Andrius Kupčinskas buvo baustas už vairavimą išgėrus. O kitą sykį, negalėdami patikėti tokia paprasta Kauno mero buitimi, paskleidė gandą apie neva slaptus namus. Bandė čia man, sakykime, skleisti gandą, irgi tokį platino pranešimus, Kupčinskas statosi namą. Sakau, suraskit, apsigyvenkit. Ta prasme, tai, žinot, aš tokias, kokias turiu nuodėmės, tai nebent žmona žino, o kažkokių darbinių, tai nesijaučiu kažkokių padaręs. Nors, kaip kalba Andrius ir Jurgita, miesto valdžios gyvenimas nėra nei lengvas, nei saldus, akivaizdu, kad taip atrodo ne visiems. Štai Kauno savivaldybėje iki šiol sklando legendos apie vieną merą, kuris bijodamas prarasti postą, net į komandiruotes nevažiuodavo ir visas paskalas surinkdavo. Nors gandais Andrius Kupčinskas tikina tikrai nesidomintis, visai neseniai vienas toks grėsmingai skambantis pareiškimas pasiekė ir jo ausis. Buvęs Kauno meras Vytautas Šustauskas viešai išrėžė, kad jis eis ir atsiims Kauną. Tačiau, kaip sako Andrius, tai vienas iš tų dėmesio nevertų grasinimų. Tegul pabando, kaip jam to pasiseks įgyvendinti. Iš tikrųjų, aš manau, kad miestiečiai jau turi patirties su juo ir žino jo valdymo niuansus, galimybės ir taip toliau. Intimių reikalų ekspertė Milda Bartašiūnaitė nesykį itin atvirai pasakojo apie baisią savo praeitį ir viešą